Gimtadienis! Ir kaip nekeista, nors gimtadienis mano, bet tą dieną gėlės dovanoju mylimai mamai. Kadangi gimtadienis iškito vidury savaitės, tai su tėvukais į Pepergrėjų Klaipėdoje užsukome tokių lengvų pietų, sakyčiau. Tėvukas kabino troškinį iš tokio mažyčio puodo, kuris daugeliu greičiausiai primins vaikišką žaidimų virtuvėlę. Mes su mama mėgavome skanę sriubą su vištiena ir mano nuomonė, jinai buvo patekta daug gražiau nei ta sriuba, kurią valgė tėvukas. Kalmarų su krevetėm patiekalas buvo tokio gerumo, kad jo neteko pasidalinti su mama, iškeičiant kalmarų su krevetėmis į jos užsakytą vištieno šašlyką. Ir manau, jūs žiūrėdami šį video pritarsite, kad iškeisdamas kalmarus į krevetės į šį sultingą vištienos šašlyką, aš tikrai nieko nepraradau. O tėvukas valgydamas kiaulienos šašlyką atvirkščiai nei mes su mama, nei keitėsi su mumis, nei dalinus, tiesiog jam buvo per skanu dalintis. Šiaip netaip įkalbėjau tėvukus paragauti bent po vieną desertą. Su arbatpinigiais išleidau 90 eurų, nei daug, nei mažai, bet už tai gavau saldainiukų.